Šis nejaugi visą gyvenimą turėsiu praleisti prie šitų vartų. Kažkas paaukokite nors vieną monetą, prašau. O, vėl vargšas. Imk. Ir kad po metų grąžintum. Aš tikrai grąžinsiu, aš investuosiu į vieną projektą ir gausiu iš jo tiek pat. Ačiū. Nieko aš jam negrąžinsiu, man atrodo. Jisai tikriausiai bukas, kad galvoja, kad jam kažką grąžinsiu. Labą dieną. Ko skolingas? Vieną pensą? Ai, beje, čia automatinė. Nes kas čia va? Dar tarnas yra. Aš čia gyvensiu, nusipirksiu šitą namą. Labą dieną, galiu šitą namą nusipirkti. Galite, aišku, galite nusipirkti. Kiek tai kainuos? 50 tūkstančių. Gerai, sudėsiu jūsų pašto dėžutę. Ai, pašto dėžutę. Lygia kaip visada. Va, pagaliau baigėsi lietus. Rūbų parduotuvė, visai gražus drabužiai. Einu pasižiūrėsiu, gal kažkas teks. Labą dieną. Aš tik tai apsižiūrėsiu. Aš manau, kad noriu tų kelnyčių. Kiek aš jums skolingas? 50 eurų. Ai, imkit visą šiem. O dabar einu susimokėti už savo namą, kurį nusipirkau. Po metų. Kaip gera šitą miestelį gyventi. Visi tokie malonūs. Ten žmogus vaiką turi balkone kažkodėl. Laiko neįdomu. Man kažkas skambino. Labą dieną. Tai prisimenu. Gerai, tikrai grąžinsiu, aš turiu tiek pat. Gerai. Jei man rytoj atneši prie aušros vartų. Taip. Tau baigsi blogai. Gerai, supratau. Nežinau, ką daryti. Visiškai nežinau, ką daryti. Jetau. Čia neturiu pinigų, čia neturiu. Čia niekur neturiu. Aš turiu tik tai vieną pensą. Kaip aš jam 600 grąžinsiu. Jetau. Tas baras mane pražudė. Nežinau, ką reikės daryti. Gal Džekas pamirš. Gal tiksliau Petras pamirš. Aš jį Džeku vadinu iš filmo. Jį patinka man. Gal jisai pamirš. Bet kaip sakoma, rytas už vakarą protingesnis. Einu miego. Kodėl čia Vilčeris atėjo? Kodėl čia Vilčeris?
pas manęs apačioj. Vagys. Petrai! Jau rytojus. Tu 2 dienas man negrąžinai pinigų. Džekai, oi tiksliau Petrai, tiesiog filmą labai didelį, labai ilgą žiūrėjau, tai ir dabar tave vadinu to Džeku. Petrai, pasiklausyk, aš tau rytoj atnešiu visą savo skolą. Jei ne, sėsi į cypę. Gerai, supratau. Kas yra? Ei! Man čia tie langai 5000 kainavo. Nu, nesvarbu. Einu miegot. Pala. Bet kaip dabar gauti pinigų, nebežinau. Aš pažįstu vieną turtuolį. Jisai gyvena čia, kitapus gatvės. Manau, kad teks į šią naktį aplopti. Tai va. Na va, pagaliau atėjau. Viską turiu virvę, viską turiu sausainę. Aš jau galiu į banką apiplėšti, bet kam? Na, įdomu. Pabala policija! Kol dabar aš jį pakelsiu. Aple! Nepaleisiu. Sakai, kur seifo kodas. Eik į priekį. Eik į priekį. Eik. Jeigu aš tau nerodysiu. Eik. Ne. Eik ten ant savo fotelio. Su šiktu. Ir sėdėk čia. Ai, kad kaimynai nebijotų. Užklijuosiu burną. Na, dabar kur gali būti tas jo slaptas, kur jo gali būti slaptas kodas. Gerai, daryk. Ai, jetau, tie burbulukai. Naktį. Kodas 1834 95, koks lengvas jo gimimo data. Ir jo tarnų skaičius, kiek jis tarnų turėjo ir atleido. Labai puikus kodas, man atrodo, į metus kas 1000 keiti. Dabar tik reikia atrasti vakarį jo. Ir... Gerai, ką čia pasiėmus? Šitą pasiimsiu, šitas. O, policija, farai! Keliauju! Aš jetau, aš kalėjime. Negalvoju, kad taip vis... Petrai! Galėčiau aš jų užstatą ištraukti iš čia. Kaip šitą galėtumėt? Bet dabar pasakyčiau visumą. Visuomet yra iš tikrųjų kalinių neišleistumėme. Bet dabar tai už užstatą mes turėtume paimti iš jūsų 400 euriukų. Ar sutinkate? Ačiū. Tik čia. Džekai, ačiū, kad išgelbėjai. Ačiū. Per daug to filmo prisižiūrėjai. Oi, tiksliau Petrai. Ačiū. Petrai. Oi, Petrai. Mes jau kokias 3 valandas einam. Kur mane vedi? Žinau.
Petrai! Petrai! Kur tu mane vieti? Link kastuvą ir kas blogai. Ne, kas aš tavo tos duobės, pats ir kask. Kasi. Gerai, kasu. Na, kas tokia, užkasu. Dabar prie tavo. Nu? Va kastuvą. Prašau. Blokus, kuriuos gavai. Tuoj palauk. Aš dabar čia. Turiu blogą nuojautą. Taip, va, prašau tavo visą bloką, kuriuos turiu. Nors dar jos pasiimk, iššoksi. Šokį čia. Aš nešoksiu. Kada? Ar pats ir šok. O, nieko. Reikia sudaryti. O, to kažkas nepasigedo. Dar kur nors. Vėl vargšas. Reikėjo džeką nužudyti, bet visą kartą pasilikti tą. Ir nebežinau, ką reikės daryti. Nebežinau. O kokius vienienos nemanyti. Ponas, Petrai. Tai va, tai mes kaip ir baigėme mūsų serialą Purvini pinigai. Ir jame dalyvavo mano brolis Lukas, Knisliukas LTU, kuris buvo turtuolis Petras, ir aš, kuris buvo vargšas Karolis. Ir taip. Ir tikriausiai jums patiko šitas filmas. Mes tai nusikopinom nuo vieno youtuberio, bet mums nevelnio. Ir ačiū, kad žiūrėjot, nes aš buvau Matas, mano brolis Lukas, kuris nenori kalbėti dabar. Ir būtinai paspauskit like ir subscribe. Ir iki kito susitikimo. Goodbye.